Liepos 22 dienos penktadienio laidoje matysite. Kėdainių šiltnamiuose Lietuvos daržovių augintojams pristatyta 2011 m. agurkų ir pomidorų hibridų kolekcija. Specialistai informuoja, Kėdainių rajono maudymvietėse vanduo švarus. Miesto šventėje jaunas dizaineris pristatys savo naujausią kolekciją. Uždaroji akcinė bendrovė Kėdainių šiltnamiai savo veiklą pradėjo 1991 nuo 1 hektaro ūkio. Šiuo metu tai didžiausias šiltnamių ūkis Baltijos šalyse, užimantis 15 hektarų. Moderni ir šiuolaikiška įmonė, naudojanti naujausias technologijas daržovių ir gėlių auginime. Įmonėje dirbantys specialistai domisi naujovėmis, patys atlieka įvairius bandymus, o gautais rezultatais nori dalinasi su visais daržovių augintojais. Vakar įmonėje buvo pristatyta 2011 m. agurkų ir pomidorų hibridų kolekcija. Norėjome, mūsų kompanija Syngenta Seeds visada norėjo surengti pomidorų, agurkų bandymus naujų veislių, todėl kad dažniausiai kėdainiečiai ir Lietuvos augintojai augina paprastesnėse sąlygose, žemėje, paprastose plėveliniuose šiltnamiuose. Taigi ir pabandėme pakartoti tokias sąlygas ir išbandyti naujas veislės tose sąlygose, kur augina Lietuvos žmonės. Nesilygiuoti į didžiuosius kombinatus, kurie augina moderniuose šiltnamiuose. Tad parodyti, kokie rezultatai galimi žemėje ir paprastose auginimo sąlygose. Agronomai Lijana Žemaitienė ir Romualdas Valevičius savo pranešimuose papasakojo apie hibrido auginimą, ligų atsparumą, skonio savybės, derlingumą, augalų cheminę apsaugą, tręšimo ypatumus. Susirinkusius labiausiai sužavėjo pomidorų veislė Aravak, arba paprastai tarp žmonių vadinamos jaučio širdys, didžiuliai, gražūs ir labai skanūs pomidorai. Mėgiama, reiškia, Lietuvos augintojų kaip skonio savybės turintis, minkšti, nepanašus importiniai olandiškus pomidorus. To kita rūšis yra slyvinių pomidorų, nauja, kilatės vadinasi. Daugiau mėsinių įvairių hibridų bandėm, standartinio dydžio, kurie jau parduoda pardavimui pomidorus, kurie, kad būtų transportabilus ir atsparus lygom. Tie rezultatai įdomus, iš tikrųjų naujos veislės yra, inovacinių veislių yra, pasižymintis labai skonio savybėmis geromis. Agurkai 13 rūšių hibridų bandome trumpavaisių. Tai kėdainiečiam labai aktuali ši tema, tai vis dėlto žmonės vis tikisi kažko naujo sužinoti apie tos naujus agurkus. Tad ir pabandyti, parodyti, kad žmonės pamatytų, paragautų, ant daigo pamatytų. Ir šiek tiek, aišku, šio seminaro metu mes pranešimus padarysime tam tikrus. Šį seminarą rengime savo klientams, agurkų augintojams, virš 30 arų, kurie augina. Kadangi sąlygos neleidžia sukviesti smulkius augintus. Tad pasirinkome tokį segmentą, kuris augina virš 30 arų ir daugiau. Karštą vasaros dieną labai norisi panirti į šaltą vandenį. Specialistai sako, kad Kėdainių rajono maudymvietėse tai galima daryti drąsiai, jose vanduo švarus. Paskutinių tyrimų duomenimis vandens kokybė yra tikrai pakankamai gera ir mikrobinė ir cheminė tarša neviršija leistinų normatyvų. Visose 4 maudymvietėse tikrai galima maudytis. Tik reikėtų atsižvelgti į tai, kad po liūties, po didelio lietaus paprastai yra nuplaunamas paviršinis sluoksnis ir jeigu ten yra dar mikrobinė kokia tarša, fekalinė tarša, tai gali pakliūti į vandenį ir iš karto po liūties, ypatingai jeigu yra potvynis ir nešvarus drumstas vanduo, tikėtina, kad ten gali būti didesnė tarša, tiek mikrobinė, tiek cheminė tarša, tiek galiausiai virusai gali patekti ar sporos. Visuomenės sveikatos biuro direktorė Danguolė Avyžiuvienė primena, kad prie vandens reikia elgtis labai atsargiai. Tuomet tai bus malonumas, o ne bėda. Tai yra paprasčiausia elementarūs patarimai. Jeigu žmogus yra labai sušilęs, nereikėtų pulti
arba nerti stačia galva į vandenį. Jo labiau nardymas tai iš tikrųjų vienas pavojingiausių dalykų, koksai yra, ir daugiausia būna nelaimingų atsitikimų ir didelių traumų. Neįgalumas visam gyvenimui būna dėl neatsargaus vieno žingsnio. Ir tiesiog reikėtų ypatingai jauniems vyrams įvertinti geriau savo sveikatą ir įvertinti geriau riziką, kadangi tiek upių, tiek ežerų, tiek tvenkinių vandens lygis kinta, nebūna pastovus ir nežinia, kas gali būti dugne ir koks gylis iš tiesų. Ir tai toks neatsargus elgesys gali privesti prie didelių bėdų ir nelaimių. O šiaip maudantis visada be abejo žinoti elementarius dalykus, nereikia per daug išdykauti, nereikia eiti išgėrus į vandenį. Negalima iš tiesų, turint tam tikras sveikatos problemas, per didelį kraujospūdį, širdies ligas, lėtinės ligas, per daug drąsiai eiti, nardyti, plaukti toli nuo kranto, kadangi ta pagalba gali būti reikalinga labai greitai ir čia pat, o ji gali būti toli. Ir jeigu žmonės jaučiasi blogiau, iš tiesų reikėtų tiesiog turėti kažką pažįstamo šalia, kad nebūtų žmogus vienas. Ir ypatingai tai pasakytina apie vaikus, kad suaugusiai vis tik privalo prižiūrėti savo atžalas. Ne vaikai patys turi save prižiūrėti ir ypatingai prie vandens, o suaugęs žmogus turi būti atsakingas už vaikus. Rugpjūčio 4-6 dienomis vyksiančioje Kėdainių miesto šventėje rajono gyventojų ir miesto svečių laukia daug susitikimų, koncertų, pramogų ir žinoma siurprizų. Vienas jų jaunojo dizainerio Regimanto Banevičiaus kolekcijos pristatymas. Kuriu madas ir kuriu tiesiog grožį su augalais susijusi. Kurti tikrai nesenai pradėjau. Tai gimė prieš 4 metus šitą idėją, tiesiog pradėti kurti ir puoselėti meną iš gėlių. Ir ta idėja gimė nuo pirmos mano parodos, kuri vyko Vilniuje, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre. Ten vyko tokia gan įspūdinga paroda Saulėtoji kūrybos šalis ir ten aš pristačiau savo suknelę kurtą ir daugelį kitų floristinių darbų. Mano močiutė buvo labai mėgėja gėlių ir aš tiesiog perėmiau tą visą jos pomėgį ir dabar tiesiog savyje tai turiu. O pomėgis šiaip, kad atsiverti, aš nelabai norėjau, bet tiesiog paskatino mane, draugai, draugė, ypač panelė paskatino mane, tiesiog, kaip pasakyti, rodyti šitą grožį žmonėms. Mokiausi truputėlį Vilniuje, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre, baigiau 2 metus kursus dekoratyvinės sodininkystės dizaino. Kaune, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje mokinausi miškininkystę. Nuo rugsėjo taipogi studijuoti toliau keliausiu į tą pačią kolegiją ir mokintis taip pat floristikos kursų, bei pasirinkau naują profesiją – kirpėjas modeliuotojas. Menininkas sakė, kad jam pačios gražiausios Lietuvoje užaugintos gėlės, ypatingai mūsų pievose, unikalios, ryškiaspalvės, o šį kartą pristatys nepelnytai mūsų užmirštas kalijas. Tikrai lietuviškos, užsienietiškų gėlių tikrai nėra tokių mėgstamų, kurios būtų man prie širdies. Mėgstamiausia gėlė yra kalija. Taigi ir vestuvinės suknelės bus puoštos kalijomis. O suknelės bus tikrai vestuvinės ir stilius bus juodai balta, taipogi puoštos juodai baltom kalijom ir tiesiog bus viskas retro stiliaus, klasikinis įvaizdis suknelių. Mes norime sugrąžinti tiesiog iš senovės, kad grįžtų kalijos į vestuves. Į vestuvinės puokštes mes seniau turėdavom kalijas. Atėjus laikui žmonės atrado rožės. Jas įdėjo rožės ir ten įvairias kitas gėlės, bet kalijas išstūmė iš vestuvinių puokščių, vestuvinės atributikos. O mes tuo savo sumanytų projektu norime tiesiog kalijas grąžinti į vestuvinę madą, kad tiesiog jos nebūtų išstumtos kaip ir paprasta senolių gėlė, kuri tenais ant palangės puikuojasi šviečiant saulei, tiesiog kad grįžtų ir į vestuves, į patį grožį. Regimantas kviečia visus rugpjūčio 6 šeštadienį į savo naujos kolekcijos pristatymą, nes kitą kartą tokios pačios neišvysite. Gėlės dėja vysta. Svarbu žmogus pasigrožėti galės pamatyti, galės tiesiog įvertinti tą gėlės trapumą, pamatyti, kaip ta gėlė, būdama trapi būtybė, ji gali suteikti žmogui grožį. 19-metė kėdainietė Monika Dovidaitė fotografija susidomėjo vaikystėje. Jau 4 klasėje juostinių fotoaparatu įamžino ekskursiją, tačiau tuomet žinoma net nepagalvojo, kad ateityje iš šio pomėgio gali ir uždirbti. Kodėl svečiai Kėdainiais dažniausiai žavisi, o nemenka dalis vietinių žmonių juos keiksnoja? Atsakymo į šį klausimą ieško per praėjusius rinkimus pats save nuo jokios partijos nepriklausomų kandidatų į rajono savivaldybės tarybą išsikėlęs Darius Petrauskas.
Daug metų apatiniu trikotažu prekiaujantį kėdainietį Jolanta Sabeckienė savo klientę sąlyginai skirsto į dvi maždaug vieno dydžio dalis. Vienos ieško kuo pigesnių, o kitos tokių, kuriuose dėrėtų grožis ir patogumas. Išrankiosios beje į kainą kreipia neįtin daug dėmesio, tačiau vis vien ne visada randa, ko nori. Šios ir daug kitų temų margame rytojaus laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kad maždaug per savaitę laiko rajone nuskendo 3 žmonės. Kaip vasaros atostogas leidžia vaikų namų saulutė globotiniai, kuo neblaiviai uošvė sumanė gąsdinti žentą. Be to, rasite visos ateinančios savaitės abiejų kėdainietiškų ir svarbiausių šalies televizijų programas. Skaitykite Kėdainių mugę. Glaustai, aiškiai ir konkrečiai susipažinsite su krašto gyvenimu iš visų pusių, ne tik per jų užvaldžiusios darbo partijos prizmę. Šeštadienio rinkos aikštėje rašoma apie daugiavaikę šeimą, kurios laukia iškeldinimas iš būsto. Ketvirtadienį po pietų rajone užfiksuota rekordinė šią vasarą oro temperatūra, kuri pasiekė beveik 32 laipsnius. Šią savaitę pasiektas ir kitas rekordas. Ekstremalus reiškinys, kai per 6 valandas iškrito 32,5 mm kritulių. Plačiau apie vasaros rekordus skaitykite pirmame ir antrame laikraščio puslapiuose. Šiame numeryje sužinosite, kokiu tikslu rajono ir visos Lietuvos keliuose įrengti stacionarūs automatiniai eismo apskaitos postai. Ketvirtajame puslapyje rasite pastarųjų dienų nusikaltimų kroniką. Laikraščio priede šeštadienio popietę sužinosite, kur slypi senjorų optimizmo paslaptys, bei kodėl buvęs atšalinietis, asociacijos Kėdainių klubas narys Ignas Rusilas norėjo būti kaip Artūras Paulauskas. Ar išsipildė vaikino svajonė būti teisininku, skaitykite antrajame priedo puslapyje. Kartu su šeštadienio rinkos aikšte rasite ir televizijos programą ateinančiai savaitei. Kėdainių garso paskelbta diskusija, ar turėtų savivaldybė remti krepšinio klubą Veržlusis Nevėžis, virto tikra nuomonių banga, įrodančia, kad vis dar esame tikras krepšinio miestas, kad gebame atskirti tikras vertybės ir mokame jas įkainoti ne tik pinigais. Šią savaitę redakcijos telefonai kaito nuo savo nuomonę panorusių išsakyti kėdainiečių. Tiesiog neįtikėtina, tačiau visų iki vieno diskusijos dalyvių nuomonė buvo viena. Savivaldybė elgėsi teisingai remdama krepšinio klubą ir jį ne tik turi, bet ir privalo tai daryti. O viešai dėl tokios paramos dviejonės išsakantis politikai tiesiog siekia pigaus populiarumo. Šis laikraštis praneša ir tai, kad Kėdainių Aušros vidurinės mokyklos viltis tapti sveikatingumo ir sporto mokykla sudužo dėl įstaigų vadovų nepasiruošimo ir nesugebėjimo pasirengti tokioms permainoms. Pranešama daug rajono gyventojams aktualių žinių. Taip pat aiškinamasi, ar šią vasarą daržovių derlius džiugina žemdirbius. Analizuojamos sodo ir daržo gėrybių kainos Kėdainių turguje. Mažoji provincija neprovincialams pristato menininką stovintį už prekystalio, kurio erdvėje nuolat sklando nepaprasti rinktinės kavos ir saldumynų aromatai. Vilius Sirotavičius kėdainiškius stebina ne tik savo medžio darbais, bet ir netradiciniais pomėgiais. O puikiai kėdainiškiams pažįstama dainuojamosios poezijos atlikėja Laima Žilytė savo namus sukūrė ir akims, ir sielai. Kviečiame kitų kampų pažvelgti į tai, ką provincijoje daro neprovincialai. Kėdainių garsas dirba tam, kad jūs viską sužinotumėte pirmi. Kėdainių kultūros centrui 65. Šią progą kėdainiečių ir miesto svečių rugpjūčio 5 nuo 8 val. Ryto laukia menų sambūris Skambantis kalnas. 8 val. Muzikuojančiųjų alėja. Nuo 11 šiuolaikiško Skambančio kalno legendos vaikams. 12 ir 15 Nostalgija teatrui, Taujėnų ir Krekenavos teatralų lauktuvės spektakliai. 13 ir 16 šokių pamokos. 14 val. Jaunimo asociacijos Išvien iššūkis Skambėk. Nuo 15 val. Neginčijami kino studijos mėgėjas įrodymai. Jūs šito dar tikrai nematėte. 15:40 ir 17:30 mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai. 18:30 profesionalių dailininkų plenero ant kalno darbų parodos atidarymas. 19 val. Šventinis vakaras. Nominacijos, sveikinimai, kamerinio choro Ave muzika koncertinė programa. Aikštėje prie Kėdainių kultūros centro 21 val. Centro bičiulių vakaronė su šiam vakarui atgimusiu estradiniu ansambliu Formulė. Rugpjūčio 2-4 dienomis Kėdainių miestas švenčia 639 gimtadienį. Rugpjūčio 4 dieną, ketvirtadienį, Didžiosios rinkos aikštėje nuo 11 iki 19 val. Projekto bibliotekos pažangai renginys Mano biblioteka šauniausia.
Miesto parke sporto diena. Didžiosios rinkos aikštėje 21 val. Šventės atidarymas. Lietuviško kino festivalio Sidabrinės gervės naktys Kėdainiuose. Rugpjūčio 5 dieną, penktadienį, Daugiakultūriame centre 16 val. Kėdainių fotografų draugijos darbų parodos Česlovas Milošas ir Kėdainių kraštas atidarymas. Rugpjūčio 6 dieną, šeštadienį, Senosios rinkos aikštėje nuo 7 val. Prekymetis, tautodailininkų, amatininkų, ūkininkų mugė, blusų turgus. 10 val. Šventų mišių auka Švento Juozapo bažnyčioje. Didžiosios rinkos aikštėje nuo 11:30 agurkų kermošius. 20:30 vakaro koncertas miesto parke.